Norim pasitreniruoti patamsyti, kaip matosi. Nu gerai. Tai mokam, dabar neaišku. Tai aš paimsiu. Imu interviu iš geriausių Lietuvos mechanikų, kurie aptarnavo Antano Juknevičiaus ir Buržano Icabaimo ekipažą. Antram sudegus rimtesniam, tai visas pajėgos nuėjo Antanui gelbėti ir kaip parodė istoriją, 5-6 mechanikų vos užteko. Tai va, susipažinkit. Darius Biesas. Biesas mažasis, Rimukas, Raimis, Hosas. Hoso vardą net nežinau. Jose. Tai va, gerai, nu trumpai įspūdžiai iš Dakaro. Ne vieną Dakarą jau buvai. Buvo sunkus, sunkiausias ar lengviausias? Buvo sunkus ir toks įdomus. Nu, dar leiskim pasireikšti tavo fantazijai. Aš nenoriu labai reikštis fantazijai, tegul kiti pasireiškia. Nu, Hosai, varyk. O, Hosas pasakys. Nu, kažkaip ta mūsų automobilis galvojom, kad bus tvirtesnis. Nu, lūžo viskas iš eilės ar laužė, tai čia sunku dabar pasakyti. Nu, atsakymą turbūt visi žinom, bet tebūnie. Bet vargo turėjom daug, nu. Dar neteko laukuose greičių dėžių perinkinėt, nu, išsiardai smėlynės sudėti. Nu, Aidai. Ką norisi? Kaip tau? Ar gražios panos vietinės? Nu, žinau, kad darbo daug buvo, nebuvo kada pasižiūrėti jas. Aš manau, jis per Antano mašiną nematė, nes 9 ryto baigė darbą. Kokios panos. Kokios čia panos. Ja. Nu, skelb. Ar maudysi vandenyne? Aišku. Kaip vanduo? Šaltas, murzinas. Šlapės. Ar smėlio lauktų jau prisipyliai? Ne, dar ne. Lemba neprisipylėm. Nu, rytoj paskutinė diena. Eisim šiandien pilt iš bivako. Šiukšlių maišų yra, pripilsim, čia visiems užteks Lietuvoje. Nu? Gaila, kad baigėsi Dakarą, šiaip jau Antano mašinoje bėdos išrankių. Skelbimų nėra. Šiaip da savaitę ir mes būtum 10-tukiai. Tai va. Svarbu geras nusiteikimas, nu. Teisingai. Nu ir visą tai palydi karts nuo karto laisvom minutėm. Iki finišo, kaip sakant, užteko šitų dėžių. Ne, prigrebtų. Pro muitinę kažkaip pravežėte, ne? Šunys nesuvo. Šunys nesuvo, dėl lietuviško alaus. Nu, gerai. Tai kol kas tiek. Ai, beje, dar papasakyti, kaip jūs miegat, pavyzdžiui. Kur jūs miegat naktim? Pavyzdžiui, šitoj fūroj kabinoj turbūt šešiese gali miegoti, ne? Gali, jeigu meiliai. Bet normaliai. Paprastai dviese ten miegam mes kabinoj. Vienas ant stogo ir 2 palapinėse. O ten ant stogo išsiskleidžia tokia dar palapinė, ne? Tai kad šiandien Dakare pusę naktų iš vis nemiegojo, nes vien Antano mašiną. Tai mes metėm skleis palapinę, nes įsiskleidė palapinę, tai netenka. Tai darbas veltui. Darbas veltui gaunasi, gult nelieka laiko. Pečiau skustis, pečiau palapinę statyti, nežinau, ką dar reikia mest, kad sektųsi. Nu gerai, kol kas tiek, tai batareika man nusies vyrai. Tai ačiū ir susimatysim kitam Dakare. Yes! Už Lietuvą! Nu, Už Lietuvą! vyrai!